Rokiškio gyventojai neteko amo pamatę, kad meras Antanas Vagonis pagautas vagiantis prabangų visureigį. Tokį vaizdo klipą žmonės išvydo vietos laikraščio interneto svetainėje. Ir tik tada, kai kilo didelis pasipiktinimas, meras suskubo teisintis, kad tai tebuvo pokštas. Vagimi tapęs meras neva padėjo reklamuoti laikraštį. Vietos gyventojams toks mero humoro jausmas kelia liūdesį, o Rokiškio opozicija žada aiškintis, ar meras nesupainiojo interesų. Kaukytas vagis artinasi prie prabangaus automobilio, be vargo patenka į vidų ir bando paleisti variklį. Netrukus pasirodo policija, vagis bando sprukti, tačiau nesėkmingai. Paaiškėja, kad po įžūlaus vagies kaukę Rokiškio meras socialdemokratas Antanas Vagonis. Neslėpsiu, žinokit, pavogti tai labai norėjau. Nes Chrysleris būtent toks amerikaniškas variantas ir praktiškai sužvedamas labai lengvai. Vagį meras vaidino paprašytas vietinio Rokiškio laikraščio savininko. Esą taip žiniasklaidos priemonė norėjo pasireklamuoti. Nėra svetima vogti mašinas gerąją tą žodžio prasme. Galbūt dėl to, kad savo laiku esu turėjęs automobilių apsaugos sistemų firmą ir maždaug su šituo verslu, kaip yra vagiami automobiliai, kas yra daroma, kokius veiksmus daro vagis, nuo kurių reikia apsisaugoti, tai man buvo pažįstami. Apie Rokiškyje sulaikytą įžūlų automobilio vagį skelbiama ir internete. Po skambia antrašte vaizdo klipas, jo peržiūrų keliasdešimt tūkstančių. Kažkaip iš pradžių nesusigaudžiau, kad čia meras, bet jau nelabai merų pritiktų šitaip tokią reklamą daryti. Niekas nepažįsta, tai gal, bet kai pažįstamas, nežinau. Pavyzdžiui, man nepatiko. Aš galvoju, kad čia iš pradžių tai galvoju, kad čia jau tikrai Rokišky bandyta gal, bet... Tai gerai, tai galvagė, nors to, ką turės. Kiekvieno pasirinkimas kaip kvailio. Tačiau kai kurie tarybos nariai įsitikinę, kad toks mero kvailiojimas užtraukia gėdą visai tarybai. Vis dėlto yra meras politikas. Meras yra ir tam tikrą lygį turi palaikyti. Tai kažkaip sarmata darosi man už mūsų merą, kad jis ne darbais, o daugiau savireklamos ir savireklamos ne visada vertingos išraiškas save pasirodo. Galbūt meras ir bando mus pripratinti prie, kad jis gali būti kai kada sulaikomas ir kaip nusikaltėlis, tai galbūt po trupučiuką pratinama nuomonė rajono gyventojams. Kalbinti tarybos nariai tikina, kad dėl mero elgesio kreipsis į etikos sargus. Su Rokiškio Sirena rajono savivaldybė yra sudariusi viešinimo sutartis. Kaip ten ar nesikerta privatus interesai ir asmeniniai, nes savivaldybė moka už mero straipsnius, už mero darbus ir dabar meras dar atidirbinėja kažkokiu tai būdu tai pačiai Rokiškio Sirenai. Opozicijos duomenimis jau pinigai išleisti, nors dar sutartis galiotų iki metų galo, tai turbūt dabar jau kiti būdai atėjo ir meras renkasi kitais būdais nemokamai save reklamuotis. Ne, jokio susitarimo nebuvo, jis sutiko, jis mėgsta reklamą. Tiesiog. Socialdemokratų mero poelgio nesižavi ir Rokiškio socialdemokratų pirmininkas. Be abejo, jis tą vagį vaidino siekdamas kitų tikslų, bet mano vertinimo norėtųsi solidesnio elgesio. Anot politologų, šis pavyzdys parodė liūdną daugelio šalies rajonų realiją. Vietos žiniasklaida dažnai priklausoma nuo vietos valdžios. Žiniasklaida, norim to ar nenorim, vis dėlto atlieka valdžios prievaizdo funkciją. Atlieka ją nesada sėkmingai, paprasčiausiai dėl to, kad žiniasklaida turi iš kažko išgyventi. Ir mažoje rinkoje, kur reklamos yra sunku gauti, valdžios palaikymas, tiesioginis koks nors palaikymas, sakykime, per užsakomuosius straipsnius, arba netiesioginis per reklamą ir laikraščių populiarinimą yra labai naudingas tai žiniasklaidai. Dėl to tikėtis, kad po to žiniasklaida uoliai atliks tą stebėtojo, reguliuotojo funkciją, yra sunkiau. Gyventojai dar nepamiršo ir mero pasivažinėjimo autobusu. Tąkart per autobuso pristatymą nepraleidęs progos pasireklamuoti, meras gavo baudą. Reporteriai Kristina Ragauskienė ir Arturas Paknys.